Sveikas, Edmundai. Sveikas. Ką tik filmavom su tavimi interviu, bet pasirodo neįrašėm garso. Nieko. Edmundai, prisistatyk trumpai. Edmundas Skorpionas, 39 metai, gimęs... Tik tai gimęs Mariampoliai, dabar Vilniui 20 metų, bastausi po barus, ir lankytojas, ir darbuotojas, ir plovėjas, ir gerėjas, ir kokteilių maišytojas, ir virėjas, ir kuom aš tik tai nebuvau. Kas atviliojo iš Mariampolios žavų jaunikaitį į Vilnių? Mani. Mani? Tikrai mani. Ir bloga kompanija. Nes ten buvau susidėjęs su visokia tokia šaika, mariampoliečių tokia... Taip tiesiai šviesiai, dėl pinigų į Vilnių. Jo, nes ten būčiau irgi galbūt pinigų uždirbęs, bet, kitokiu būdu uždirbęs, o norėjau sąžiningai uždirbti. Kiek tau buvo metų, kai atkeliavai į Vilnių ir ką pradėjai veikti? Tai skaičiuokim, gal, jeigu dabar man, sakykim, tai buvo 20. Ir ką pradėjai veikti? Ką pradėjau veikti, iš karto į barą įsidarbinau barmenu. Pradirbau 3,5 metų bare. Labai patiko tie laikai. Buvau jaunas. 3 paras galėdavau nemiegoti, tusovkės ir taip toliau. Dabar jau turi savo barą. Dabar jau turiu savo barą, dabar jau įsipareigojimai yra darbuotojai, reikia mokėti atlyginimus, reikia kiekvieną rytą eiti į turgų, į parduotuvę, prisipirkti visko, prisigaminti ir vakare laukti vakarieniautojų. Blusinė, ką reiškia? Blusinė tai mažas šuniukas, kurį čia rado prieš tai buvę šeimininkai, kai pradėjo remontuoti šitą barą. Jisai buvo visas apspitęs blusom, jį išplovė, sutvarkė šuniuką, barą irgi pastatė, pavadino blusa ir šunį ir barą. Kodėl? Mažiukas bariukas labai tinka, blusa irgi mažytė. Bet kol kas jau metus dirbu, tai kaip ir ne vienos blusos nebuvo, nesutikau. O pats esi dabar virėjas? Taip. Šeimininkas virėjas? Šeimininkas virėjas, turiu dar 2 darbuotojus. Vieną iš jų esu įsimylėjęs labai, kitas šiaip gražus žmogus ir geras. Tai labai šauni komanda ir 3 mes tvarkomės labai puikiai. Kas privertė gaminti? Ar čia buvo užslėptas noras? Čia ir užslėptas noras. Mano motina didžiulė mėgėja, kulinarė, ten konditerė ir taip toliau, puikiai gamino ir man, ir dabar namuose tėvas belikęs, ten vaikai išėjo, tai šauniai gamino ir gal kažkoks tai genas vienas kitas ir man atiteko iš jos. Visai šauniai gaunas ir man patinka ir patinka domėtis kitom pasaulio virtuvėm, ypač ispanų, meksikonų, ispanakalbiai mane kažkaip žavi. Tai čia irgi tokia virtuvė maišyta ispanų, meksikiečių. O kokią turi viziją ateities? Ateities? Daug mažų blusinių. Daug. Tokių kaip... Tik Lietuvoje ar Europoje? Pasaulyje? Ne, baigta. Užteks Lietuvos. Užteks Lietuvos? Tai aišku, su viena subinė neapsėsiegi visko. Vienu sakiniu, ką tau reiškia tikras žmogus ir ko palinkėtum pradedantiems? Pradedantiems būti tikrų žmogumi, linkiu būti atviru visame kame. Išversti visus savo kišenius, išversti koines, išversti viską išversti, lentynas išversti, parodyti visiems, koks tu esi. O ne slapstytis, vaidmainiauti, man nepatinka, ypač vaidmainiai. Buvo nuostabi popietė su Edmundu. Ačiū tau labai. Iki. Iki.